Atlikti eksperimentus realiame gyvenime reikia laiko, tai sudėtinga ir brangu, o kartais neįmanoma. Štai kodėl vis daugiau sričių, netgi tokios kaip ekonomika ar ornitologija, jau nekalbant apie meteorologiją, naudojasi matematinio modeliavimo metodais. Matematika iš tiesų tampa šiuolaikinių technologijų ir modernaus gyvenimo pagrindu. Pastebėjote, kad orų prognozės pastaraisiais metais tapo gan tikslios, už tai irgi reikia padėkoti matematikams. Šiuo metu, kur prognozės atliekamos 3 dienoms, yra pateikiamos ir jos gaunamos, sprendžiant sudėtingas matematinės lygtys. Lygtys yra panašios matematiškai į Navier-Stokso lygtys. Yra surinkami duomenys iš viso pasaulio, jie apdorojami matematiškai ir gaunama prognozė. Ir jeigu kas domisi, gali internete pasižiūrėti orų prognozės ir gali pats pasidaryti prognozę artimiausiam 3 dienoms, pakankamai patikimą ir toje vietoje, kur jie norėtų būti. Jie gali pasirinkti, ar grybauti, važiuoti į Varėnos miškus, ar į Labanoro mišką. Priklauso nuo to, koks debesuotumas, kokie krituliai kiekiai. Esminis lūžis įvyko po Antrojo pasaulinio karo, kai atsirado kompiuteriai. Pastaruosius 20 metų, naudodami superkompiuterius, mokslininkai gali modeliuoti beveik viską. Pavyzdžiui, pastaruoju metu dažnai rašoma apie dangaus kūnus, praskriejančius pavojingai arti Žemės. Vienas toks nusiaubė Čeliabinską. Matematikai jau sugeba apskaičiuoti tokio asteroido ar meteorito skriejimo trajektoriją. Pirmasis klasikinis matematinio modeliavimo pavyzdys yra Plutono planetos atradimas daugiau nei per 150 metų. Vienas matematikas, tyrinėdamas Saulės sistemą, pastebėjo, kad Neptūnas ne visai teisingai juda. Jis pagalvojo, kodėl nejuda. Suprato, kad ten yra dar viena planeta. Jis apskaičiavo tai, nuėjo pas astronomus ir pasakė jiems. Tai buvo Anglijoje, padarė Adamsas. Astronomai nelabai patikėjo, bet po metų kitas mokslininkas, Leverrier, apskaičiavo tą pat vietą, kur turėtų būti planeta. Šiuo metu gali būti modeliuojami visi procesai, kuriuos įmanoma aprašyti matematinėmis lygtimis. Tomis žiniomis jau sugeba pasinaudoti chemikai, fizikai, ornitologai ir ekonomistai. Tačiau yra daug sričių, kur yra įdomu, tačiau šiuo metu dar nežinomi tie dėsningumai. Yra sudėtinga aprašyti lygtimis matematinėmis. Ten trūksta. Labai būtų svarbu ekonomikoje, finansuose, kad mums išvengtų tų krizių. Jas numatyti yra. Itin svarbi ir sparčiai besivystantis sritis biomedicina. Čia modeliavimas būtinas, norint suprasti, kokie procesai vyksta žmogaus organizme ar ląstelėse. Pavyzdžiui, suvienyje jėgas ir žinias, matematikai su informatikais ir biochemikais sukūrė biojutiklius, kuriais greitai nustatomas žmogaus cukraus kiekis kraujyje. Aš galiu parodyti pramoninį tą biojutiklį, kurį galima įsigyti vaistinėje ir tie, kas turi problemą, turi, tai jis atrodo va tokiu būdu ir yra speciali juostelė, kuri yra įdedama į šį biojutiklį. Ir tada yra mažiukas kraujo lašas čia įlašinamas ir jis iš karto parodo kiekį cukraus kiekį kraujyje. Šitie dalykai yra svarbu medicinoje, nes su jo pagalba analizuojame ne tik cukraus kiekis, bet ir kitų komponenčių žmogaus organizme kiekis. Tokie jutikliai itin praverčia maisto pramonėje, nustatant, ar nėra kenksmingų priemaišų, arba gamtoje kontroliuojant aplinką. Mokslininkai padėjo sukurti jutiklius, kuriais nustatomas taršos kiekis vandenyje išleidžiamame iš popieriaus fabrikų. Lietuvos mokslininkų pasiekti rezultatai tokie reikšmingi, jog autorių knyga apie matematinę biojutiklių teoriją išleista ne tik anglų, bet ir arabų kalba. Kadangi arabų pasaulis, nors jie pirmieji sugalvoja skaičius, bet istorijos laidoje šiek tiek atsiliko nuo vakarų pasaulio, tai jie pastaruoju metu neturėjo daugelių terminų arabų kalboje. Kaip ir lietuvių kalboje mes dabar irgi kūrėme naujus terminus susijusius su kompiuterinė technika. Tai jie versdami šią monografiją arabų kalbą sukūrė taip pat ir nemažai arabiškų terminų. Ir todėl ši monografija, šios vertimas arabų kalba yra pirmasis Lietuvos mokslo kūrinys išverstas į arabų kalbą per visos, taip sakant, Lietuvos istoriją.
Darbai bus tęsiami toliau. Tyrėjai siekia žymiai padidinti biojutiklių tikslumą. Mat išbandžius daugelėje pasaulyje gaminamų jutiklių paaiškėjo, kad jų matavimų paklaidos yra per didelės. Iš tos pusės yra labai svarbu ištirti, kad yra labai mažas koncentracijos ko nors. Pavyzdžiui, narkotikų. Važiuoja į muitinę, yra prietaisas vietoj šuns suodžio aparatas ir nustato. Arba karai, kada gali kas nors paskleisti vienokio ar kitokio nuodingų mikrobų. Tai yra tie biologiniai karai. Taip, kad mes toliau toje srityje dirbame ir dabar visada moksle viskas eina spiralė. Dabar jau mes šiuo metu pradedame naudoti naujus matematinius modelius, žymiai tikslesnius, norėdami sukurti aukštesnės kokybės, aukštesnės klasės biojutiklius. Be to, matematiniai modeliai sutaupo daug laiko tiems mokslininkams, kurie konstruoja jutiklius. Biojutikliai naudoja labai brangias medžiagas, tame tarpe fermentus, kurių kartais yra ypač brangios medžiagos. Tai vienas iš mūsų tikslų buvo kaip tik palengvinti jų darbą ir numatyti, suplanuoti eksperimentus, numatyti tokias biojutiklių konfigūracijas, kurios būtų pranašesnės, kad atlikinėtų mažiau eksperimentų, kad biojutikliai pasižymėtų geresnėmis savybėmis. Jutikliams naudojami ne tik fermentai, bet netgi gyvi organizmai, bakterijos. Pastaraisiais metais dirbama su liuks genais apdorotomis bakterijomis, kurios pajutusios aplinkoje esančią ieškomą medžiagą ima švytėti. Pagal švytėjimo intensyvumą galima spręsti apie tos medžiagos koncentraciją terpėje. Mokslininkai analizuoja, kaip tokios bakterijos elgiasi tirpale. Šį skaitinį modelį sukūrė daktaras Remigijus Šimkus iš Vilniaus universiteto biochemijos instituto, o projekte dalyvauja ir doktorantas Žilvinas Ledas. Čia jūs matote kompiuterinio modeliavimo rezultatą, kai profilis iš šono, raudonai tai yra susikoncentravusios bakterijos. Jeigu pradėtume simuliaciją nuo pradžios, tai iš pradžio matosi tam tikras chaosas, pasiskirstęs per visą tirpalą, praėjus tam tikram laiko tarpui. Bakterijos taip pasiskirsto prie viršaus, dėl to, kad ten yra reikalingas jiems deguonis. Tačiau, kaip nebūtų keista, tas deguonis jisai, reiškia, jeigu tai būtų visiškai paprastai, tai tos bakterijos turėtų taip ir būriuotis palei paviršių, bet kaip matote, čia yra tokies du sluoksniai. Vienas sluoksnis visiškai pagal paviršių, o kitas yra šiek tiek žemiau ir tarpusai susiję tie du sluoksniai ir vyksta dar ir tų koncentracijų sanklaupų tokių migracija tam tikra. Taigi net bakterijos gali tapti jutikliais. Tarkime, įbėrus į tirpalą druskos, pagal bakterijų švytėjimo pokyčius vertinama ieškomos medžiagos koncentracija. Bakterijos beje reaguoja į įvairias medžiagas. Tokios idėjos ir rezultatai liudija, kad matematinių modelių kūrėjams darbo dar ilgai nepritruks.